Labas rytas, mėlyjei piliečiai. Žiūrėk. Toks vaizdelis šiandien mus pasitinka pusės 8. Prie rūros. Jau maudosi jūrai. Kaip ryte. Gerai, mes einam pusryčiauti. Leiskite man pasisakyti, nors ir viešbutis 4 žvaigždučių, pusryčiai hujoviausi realiai, neskaitant Dalato, kur būdavo tik batonas, tai čia antroji vietoj. Nei dešros, nei sūrio, nieko nėra, salė va kokia. Ką? Gerai. Nu, toks labai vidutinis variantas. Skanaus mum. Va. Ką? Kiek čia pusė 9 gal, ne? Pavalgiam labai nelabai. Labai nelabai. Einam dabar į pliažą. Pažiūrėsim, koks vanduo ir jūs informuosim. Man atrodo, arbata bus. Nu, teks eit. Bliama, kaip ir į baseiną būtų fainai, bet ten nėra gultų, tai kažkaip labai keistai. Bet yra kur atsisės, žinai. Nu. Ko ne gyvenimas, Hebryte? Ko ne gyvenimas? Eistukas. Tai oras feels like 3-4, šiaip rodo 3-2, vandens temperatūra apie 28, gultai po skėčių kainavo apie 5 eurus dienai. Aišku, galėjom dėrėtis, bet tiek to jau. Tai va, ko ne gyvenimas. Mūsų baseiniukas, jeigu nerodėm, su tokiais vaizdais patys matot. Aš nesuprantu iš tikrųjų. Aš savęs nerodysiu, nepykit, neformui. Galiu žmoną gražią parodyt. Tu pasakyk, prie jūros 20 žmonių. Nu gerai, palei ten 3, nu kiek matėm? Palei kilometrą į vieną ir į kitą pusę gal 50, ne? O mūsų zonai gal 80, jo. Čia vėl 0 žmonių sekmadienis. Nu gerai, koriečiai nesidegina, nesimaudo, bet ką jie veikia? Ką jie veikia, šunys? Atvarėm pavalgyti į, kaip čia vadinas? Jau nematau pavadinimą. Ai, va. Tai va, Resort Restaurant. Aišku, cash only, kaip visą laiką. Taip. Užsisakėm visokių nesąmonių, pažiūrėsim, pafilmuosim, ar skanu bus ar neskanu. Va stalas, pasidedu rankas ir... Nu, išsisakėm austrą apkeptų. Bandysim paragauti. Su sūriu austrą. Atkabinam. Kažkaip labai priskretų šitą pakuolę. Biškai aš nupilsiu, nelabai man tas austrą pakuolę. Skanaus. Skanaus. Nežinau, ar viską suvalgysim, bet bent jau paragausim. Atėjome į kino teatrą. 2 filmus rodo. Ai, ne, atsiprašau. Daugiau.
Pilna. Žaidimų zono čia fotosesija vyksta. Einam, apžvelgsim žaidimų zoną. Pažiūrėkit, į kalą ant abiejų kompų. Žiūrėkit, kad čia vien moteriškė žaidžia. Bonjourmis 70 000. Atsiprašau. Vodka 40 000. Va taip, tokios kainelės pas mus. Absoliutas 409, tai jeigu 27 eurai 10, 27 000 10 eurų, tai kiek čia 15-16? Ne. Jo, 17 eurų kažkur. Aistė žiūrinėja kažką. Aistė nusipirko Mulberry. Yra šilkmedis. Thank you. Šilkmedžio uoga, ne? Ir čia su rutuliukais kažkokiais. Paruošk iš viršaus gal. Na. Eiki, Mesijai nori. Duot pinigą? Duot? Einam į... Ai, tai čia bleva tas night marketas, tai daug maž... 300. Einam, jo. Jisai jau čia stovės ilgai vargšas. Vis dar čia stovi. Nu, nereikia, Aistė Lietuvoje tokių yra. Gerai, ką mes čia turim? Džiovinti vaisiai, lakostės marškinėliai. Kaip visą laiką. Viskas tas pats, kepurės, kroksai. Praėjom tą turgų, nieko gero. Nu kas nieko gero? Gariūnai, dvimpetkė. Jau neimit, tas pats visur. Einam, dabar kažkur šiaip praseisim, kažką maistelio užvalgysim. Čia kažkokia seafoodų gatvė viena, ne? Atrodo gan gražiai viskas. Daug rusų. Labai daug. Galvoja, kad mes ruskiai. Atsilaikysiu komentarus sau. Nežinom, ką norim valgyti. Ko nori valgyti, Aistė? Nebūna jums taip, Aistė? Aš išaučiu kokį seafoodą, drąsiai, lobsterį arba dar kažką. Nu tai einam tada į tą. Tai gerai, paeinam, apsisuksim, grįšim. Einam, susaučiu karštą belę, kaip hebra, šitas šlapias. Oi, nu ką, atėjom į Graikų vis dėlto, kebabų pajest. Nes rytoj galvojam varysim su Daku, tai jisai parekomenduos kažkokią vietą vis tiek, o gal ir nusives ant pietų. Šiaip labai daug seafoodo, jūros maisto. Nežinau, kur va. Visa gatvė, čia kas antras restoranas iš tikrųjų ir labai nežinom, vienur yra žmonių, kitur mažiau, kitur daugiau, tai taip labai, taip paklausim jo rytoj rekomendacijų. Nu ką, iš mano veido matosi, turbūt, kad aš narkomanas gal. Einam čiūvas prisikabino. Marihuana, hypnau. 100 tūkstančių, tai čia yra apie 7-6 eurus už visą maišelį, bet ten lapai buvo, aš pats mačiau. Sakė, kokso turi, tai dabar kaip man paprašyt, kad pabandyto kokso, kad įsitikint, aš nežinau. Visko, sakė, turi čiūvas. Nupirko maikučių, savo dar vieną nusipirkau Gucci. Originalą. Thank you. Maikučių katiną savo nusipirkom judantį. Yra. Va taip, mes važiuojam kaip viršininkai su dviračiu.
Strigom vidury gatvės. Pažiūrėjom kokios čiolės. Sim kokteiliukų įsisakėm, koncertas vyksta. Čia beach baras, ten vien vietiniai realiai. A ne? Net nėra nei vienos. Ai, va, yra du užsieniečiai. Ne, vienas. Gražiai atrodo. Vat ir rūra. Čia aktualu yra antras planas. Va taip. Vyrai geria, moteris fotosesijas daro. Na, va šitaip.